Labas. Šiandien papasakosiu apie savo pirmą ultramaratoną, kurį prabėgau Rondoje, Andalusijoje, 100 km per 15 valandų prieš savaitę, lygiai prieš savaitę. Padarysiu truputį ilgesnį epizodą, nes noriu papasakoti apie skirtingus dalykus. Apie pačias varžybas, apie pasiruošimą, apie būtent šitų varžybų, tam tikrą prasme, kultūrinį, istorinį, tradicinį kontekstą, kodėl tai ne tik varžybos, ultramaratonas, bet ir šventė. Bet taip pat noriu papasakoti apie savo sportinę kelionę, kuri mane atvedė iki čia, nes žinau, kad yra daug blaivios vasaros narių, bendruomenės narių, taip pat pažįstamų, kurie taip pat domisi bėgimu, taip pat domisi ultramaratonais, ar taip atrodo bent jau iš Stravos, kad pastoviai vis tolydžio didina savo bėgimo distancijas, keliasi vis savo didesnius iššūkius, dėl to galbūt būtų įdomu pasidalinti keliom įžvalgom ir savo kelionę iki pirmo ultra. Tai bus keli šitos istorijos skyriai, kam įdomu tiesiog konkrečiai treniruotės ir pasiruošimas, galėsit atsisukti tiesiai, paskipinti kitos skyriaus, kam įdomu tiesiog pats bėgimas, kaip sekėsi, kokie jausmai, pakilimai ir nuopuoliai, galima iki to atsisukti, kam įdomu, tarkim, varžybų istorija, taip pat galima apie tai, kam įdomu mano asmeninė kelionė iki šitų varžybų, taip pat galite atsisukti kitos skyriaus ir paklausyti, o aš tiesiog dėsiu šitą pasakojimą su nelabai daug struktūros, tik tais tokiais skyriais, kuriuos dabar išskyriau. Tai pirma, pradėsiu nuo to, kad nuo galo distanciją atbėgau 100 km, užtruko daugiau negu 15 valandų, praktiškai lygiai taip, kaip ir tikėjausi. Taip ir planavau, bėgti 15 valandų, tiek plius minus ir užtruko. Buvo daug dvejonių prieš bėgant, netikėjau, kad galėsiu nubėgti tiek daug, o galų gale buvo lengviau, pats bėgimas vyko lengviau ir sklandžiau, negu tikėjausi. Tai esu dėkingas ir šitą padėką dar kartą kartosiu, kelis kartus šitame epizode, šito istorijoje, esu dėkingas, tai yra dalim savo kūnui, kurį gavau kaip dovaną iš gamtos, ir savo treneriui, Tautvydui Kopūstui, kuris mane labai gerai paruošė. Dėl to, aš manau, ir viskas ėjo ir baigėsi taip sklandžiai. Žymiai lengviau buvo bėgti, negu aš galvojau. Tai iki to dar daisim, iki to bėgimo dar daisim. Bet pirmą papasakosiu apie varžybas. Tai yra 101 km Rondoje, Ispanijoje, Andalusijos širdy. Tai yra legionierių varžybos, kurios vyksta jau 25 kartą. Jos mini legiono gimtadienį. Tai yra legionas, čia yra ispanų, užsieniečių istoriškai legionas, dabar jis nėra toksai jau užsieniečių, bet jisai garsus savo istoriją, savo kaip elitinės kariuomenės dalinys, kaip dalinys žinomas dėl savo ypatingos drausmės, vienybės ir ištvermės. Ir šitas bėgimas anksčiau būdavo, man atrodo, karininkų rengimo pratybos, bet ilgainiui virto atviru visiems renginiu, kuriame šiemet, kai aš bėgau prieš savaitę, dalyvavo daugiau negu 5000 žmonių, o norinčių buvo dar daugiau. Tai ypatingai populiarus renginys, didelė šventė. Limitas yra 24 valandos, kai kurie žmonės važiuoja netgi dviračiais, yra ir tokia dalis, kai kurie bėga, kai kurie eina. Ypatinga ir vieta, Ronda yra labai žymi Andalusijos, tokia kaip viena iš kultūrinių sostinių. Miestas įsikūręs ant kalno, ant skardžio, tokios ant prarajos. Miesto dvi dalis yra skiria prarajas, tas dvi dalis, ir jungia toks vienas senovinis tiltas. Tame mieste daug ir romėnų istorijos, ir arabų istorijos, ir flamenko, ir koridų,
Jis yra žinomas, turi tokią žinomą koridų areną, kurioje mėgo lankytis Hemingvėjus ir tai buvo vienas iš mėgstamų Hemingvėjaus miestų, kuriame yra, man atrodo, netgi jo skulptūra, jeigu aš neklystu. Ispanijos, Andalusijos, vienas iš kultūrinių centrų. Ir tas bėgimas, nes tai yra legiono namai Ronda, tas bėgimas yra legiono gimtadienis, dėl to tas bėgimas Ronda yra labai didelis įvykis. Bėga 1000 žmonių, kiti 1000 dar palaiko tuos bėgančius. Tai yra labai didelė šventė. Tai ne tik toksai, kaip galėtum galvoti kažkokios tai varžybos tenai ištvermės ir buvimo su savim. Tu būni ir su savim, bet ir pastovioj šventė. Tas paliko man labai didelį įspūdį, tas šventės aspektas, kurio aš nesitikėjau. Nes iš tikrųjų apie tas varžybas aš nelabai domėjausi, aš nelabai daug žinojau apie jas ir patekau į jas visiškai netikėtai. Tai galiu papasakoti nuo to, kaip viskas prasidėjo. Prasidėjo viskas nuo to, kad aš sėdėjau kavinėje su žmona. Mes jau kurį laiką, jau daugiau negu 2 metus nevartojam alkoholio, atsisakė alkoholio, bet vis tiek į kavinę nueinam tam, kad pasižmonėt, pažiūrėt, kas kaime vyksta, nes didžioji dalis mūsų kaimo dalykų ir svarbios informacijos, labai svarbios informacijos ir labai nesvarbios informacijos yra perdodama būtent iš lūpų į lūpas kavinėse. Tai sėdėjom kavinėje ir mano tokie pažįstami kaimynai, draugai, truputį stovinėjo atokiau, jau buvo gerokai išgėrę ir užkalbino mano žmoną, kuri ėjo pro šalį. Ir daugmaž kaip aš iš po to iš žmonos sužinojau, jai pasakė, ei gražuolė, gal nori su mumis prabėgti 100 kilometrų. Ir mano žmona atėjo prie manęs ir sako, žiūrėk, tie girtuokliai kviečia mane bėgti 100 kilometrų kartu su jais. Ir man iš karto 2 dalykai galvoju, 2 kibirkštis. Vienas dalykas, koja kabinėjasi prie mano žmonos. Draugai, kaimynai, aš suprantu, bet dažniausiai tie visi mano kaimynai, kai būna visiškai blaivus, tai labai tykus, ramus ir, tokie užsidarę. Žinai, pasisveikina, pasilabina, bet daugiau nieko nesako. Bet po kelių bokalų viskas pasikeičia. Tai vienas dalykas, ką čia kabinėjasi, kitas dalykas, jai pasiūlė 100 kilometrų bėgti. Gal aš noriu? Ir to impulso pagautas, aš nuėjau prie jų ir sakau, kabrytė, kas darosi? Šavalės, pacanai, kam reikalas? Vienas dalykas, ko kabinėtės prie mano gražuolės, kitas dalykas, apie ką kalbam, kur čia bėgsim 100 kilometrų. Jie sako, bičiuli, yra toksai, reiškia, tokios varžybos, labai žinomos varžybos Rondoje, 100 kilometrų. Pasiūlėm tavo žmonai bėgti, nes jį dažnai bėgioja, matom. Aš sakau, tai gal aš galiu su jumis bėgti? Sakau, aišku, gali, 100%, bėgam, super bus. Žodžiu. Jie buvo išgėrę, aš ne, bet aš lygiai su tokiu pačiu entuziazmu pasakiau, aišku, bėgam, super bus. Čia buvo prieš Kalėdas. Po to tokio, plius minus blaivaus, neblaivaus kažkokio tai plano, aš pradėjau domėtis tam varžybam, pagalvojau, 100 kilometrų, tikrai labai įdomu. Prieš tai, spalio mėnesį buvau bėgęs 50 Kuršių Nerijoje. Po labai smagu ir gerai prisimenu, kad kai atbėgau 50 Kuršių Nerijoje, bėgdamas paskutinius kilometrus galvojau, galėčiau nubėgti dar 20 kažkur tai, po 50. Taigi, 500 km galvojau, galėčiau nubėgti dar 20, dar turiu jėgų. Nors aš prisimenu, kad kai turėjau grįžti, spalio mėnesį plaukiau keltu naktį, pabaigęs varžybas, buvo labai šalta, visas tirtėjau ir norėjau kuo greičiau lysti į dušą, į lovą. Buvau labai išvargęs. Bet nubėgti dvigubai daugiau, tai reiškia 50, kurio jaučiausi miręs, ir dar 50. Tokio plano tikrai nebuvo. Dėl to, kai pasirašiau, azarto pagautas, tam tikrą prasme išprovokuotą savo kaimynų, šitą 100 grįžau namo ir pradėjau galvoti. Nubėgti 100. Plius Kuršių Nerija lygų. Čia Ronda kalnai. Beveik 3 kilometrai vertikalaus, kaip sako, sukilimo. Nežinau lietuviškai.
ispaniškai desnivel, reiškia, kiek reikės užlipti, beveik 3 km į viršų. Tai irgi šis tas keičia reikalus. Bet pradėjau domėtis, pradėjau galvoti, parašiau savo treneriui, Tautvidui, ir sakau, žiūrėk, aš sugalvojau bėgti 100 km. Jis sako, kiek sukilimas, sakau, 3 km. Jis sako, žinai, daugoka biški daugoka, sako, žinai, gal neaišku, ar mes pasiruošę tokiam dalykui. Tai truputį atsuksiu, dabar grįšiu į dar anksčiau, kai prasidėjo mano iš viso sporto ar kažkokio tai sportinio šito bėgimo, hobio tokio kelionė, nuo ko prasidėjo. Tai daug kas sekat mane Instagram'e, žinote, kad aš kai prieš 2,5 metų mečiau alkoholį, rūkymą ir kitus visus savo senus hobius, įsigijau naują. Aš tiesiog pradėjau bėgioti ir metęs rūkyti, aš labai norėjau išlikti tame metime ir man bėgiojimas, ypač bėgiojimas, labai padėjo, nes aš žinojau, kad tiesiog tie plaučiai, švaresni plaučiai, labai jaučiasi, kai bėgi ir tam tikrą prasme gauni grįžtamą į ryšį su kūnu. Kitas dalykas, apie kurį aš negalvojau daug, bet kas gavosi, tai kad tą dopaminą, kurį aš gaudavau iš tiesiog nikotino, aš pakeičiau tuo dopaminu, tuo kaifu, tuo malonumu, kurį gaudavau tiesiog bėgdamas. Nes visi gerai žino, kad yra tas runner's high, bėgimo kaifas nėra kažkoks išmislas, taip tas iš tikrųjų egzistuoja. Tai aš savo tą tokią vieną priklausomybę greitai pakeičiau kitą, galbūt kažkiek geresnė, bet čia irgi apie tai galima pagalvoti ir pasvarstyti. Yra daug skeptikų mano aplinkoje, kurie galvoja, kad čia blogiau negu rūkyti ar gerti tas bėgimas, blogiau sveikatai. Nepatikėsit, bet taip yra, daug žmonių taip galvoja. Tai va, tai prieš 2,5 metų pradėjau tiesiog bėgioti, tiesiog. Ir nubėgau pirmus 3 km, man atrodo, karštą Andalusijos dieną, kai laukiau dukros futbolo varžybų pabaigos. Bėgau taip, kaip bėga žmonės, kurie nemoka bėgioti, tiesiog iš visų jėgų, tiek, kiek galiu. Širdis, nežinau, kažkur tai ausyse, skauda, spengia, bėgi taip, kaip bėgtum nuo vilko. Buvo labai nemalonu, kai nubėgau kažkokiais šlakais, mane išmušė visą, jaučiausi tikrai labai blogai, jaučiausi kaip galą gaučiau. Ir taip bėgiojau kurį laiką, bėgiojau mėnesį, 2, taip iš visų jėgų, lyg tai bėgčiau nuo kažko tai. Bandydamas save lyg tai gal nubausti ar išgąsdinti, ar išprovokuoti, ar surasti savo ribą kažkokią tai, galą žino ką. Bet toks bėgimas tikrai buvo nemalonus. Po truputį pradėjau domėtis bėgimų, YouTubinti, skaityti internete, blogus. Tos informacijos apie bėgimą yra labai daug. Ir tokias programas įsirašinėti. Ir supratau, kad bėgti reikia visai kitaip, kad yra skirtingi bėgimo režimai, kad yra ilgi bėgimai, ramus, kad yra intensyvūs bėgimai, bet trumpi, kad reikia būtinai stebėti savo širdies ritmą bėgant ir tam tikrą prasme bėgti į širdies ritmą, o ne neorientuojantis į greitį. Vienintelis būdas, kaip bėgti ir tobulėti bėgime, kaip atrasti savo bėgimo ritmą ir savo bėgimo kažkokią tai pakopą, nuo kurios lipti aukštyn. Tai pradėjęs domėtis, pradėjau truputį ramiau bėgioti, vis ilgesnės ir ilgesnės distancijas. Važinėti taip pat dviračių važinėjau ir sugalvojau, man pasiūlė, pamatęs Stravoj mano istoriją, vienas iš mano draugų sako, tau reikia padaryti būtinai Ironman. Ironman yra, reiškia, ten 4 km plaukimo, maratoną nubėgti ir 180 km dviračių. Plaukti aš čia Ispanijoje neturiu kur, bet aš jaunystėje, kai buvau paauglys, buvau plaukikas, tai manęs plaukimas kaip ir negąsdina. Jis sako, jeigu tu jau važiuoji dviračiu, jeigu tu jau plaukiai, jeigu tu jau bėgioji, tau labai nedaug trūksta, kad daryti Ironman.
Ir plus geriausiai padaryti tą pusinį Ironman, kur viskas iš 2, ten 2 km plaukti, pusmaratonį bėgti ir ten 100 važiuoti dviračių, kas yra, skamba pakankamai padaromai. Jisai tas draugas padarė. Bet sako, tau reikia trenerio ir tau parekomendavo mano dabartinį trenerį. Ir aš jam paskambinau tam treneriui ir mes pradėjom treniruotis. Sistematiškai, labiau protingai, ne taip kaip aš anksčiau tiesiog kažkur bėgi ar kažkur mini, bet su programa, balansuota programa, atsižvelgiant į mano fizinį stovį, balansuojant stresą, fizinį stresą ir poilsį ir taip toliau, taip toliau. Tai šitas buvo jau prieš 1,5 metų. Ir mano ir bėgimo, ir dviračio rezultatai pradėjo gerėti. Supratau, kad nesu toks geras plaukikas, kaip galvojau, bet pradėjau treniruotis visus dalykus, grįžęs į Lietuvą, plaukioti ežere, važinėti daug dviračių, bėgioti ir iš tikrųjų buvo labai labai smagu. Bet kai pradėjau domėtis tuo triatlonu ir ypatingai Ironman, mane išgąsdino to sporto tokia agresija ir vulgarumas, kai pažiūrėjau, kaip tie žmonės plaukia, kaip jie mušasi plaukdami, kaip jie maunasi trusikus, sakinukus, bėgdami, dedasi sportinius batelius, meta, krenta. Tas toksai intensyvumas to sporto mane iš tikrųjų išgąsdino. Ir aš taip ir neprisirašiau, nors gal jau buvau pasiruošęs, gal ir ne, bet neprisirašiau užsirašyti į nei vienas triatlono varžybas. Į nei vienas. Ir vis taip ruošiausi, kabutėse, ruošiausi, kol galų gale galvojau, reikia kažkokiose varžybose sudalyvauti, tada užsirašiau į Vilniaus pusmaratonį, kuris vyko vasaros pabaigoje prieš jau 2 metus. Ir užsirašęs, prabėgau labai neblogai, per ten 1:37 minutės, man atrodo, jeigu neklystu. Pažiūrėkite Stravai, pas mane viskas parašyta. Tai buvo geras rezultatas, jaučiausi labai gerai, jaučiausi taip, kad bėgau tikrai tvirtai. Tada pravažiavau dar Lietuvos gravelio, ten vieną iš čempionatų šitam Zarasuose. Irgi 100 km, man atrodo. Irgi jaučiausi labai gerai. Neipatingai ten kažkaip pravažiavau, bet tiesiog pravažiavau ir nebuvo man labai sunku. Bet grįžau į Ispaniją ir plaukimą visiškai užmečiau, nes tiesiog neturiu čia kur plaukti. Baseino kaime nėra. Ir dėl to tiesiog pradėjau vis daugiau važinėti dviračių ir daugiau bėgioti. Ir kitą metą, tai reiškia pernai grįžęs į Lietuvą, iš viso dviratį netgi palikau Ispanijoje, grįžau tik tai su bėgiojimo batukais, turėjau Lietuvoje tokį pakankamai senamadišką, prastą plentinį dviratį, nusipirkęs ten už 100 eurų iš kažko tai per skelbimą ir su juo važinėdavau, bet treniruotėmis tai nėra pats geriausias variantas, taip sakykime. Ir tiesiog leidau savo, nespaudžiau savęs į tą triatlono tokį štampą, leidau savo pajausti, kur aš pats noriu judėti, toliau su sportu, kas mane labiau domina, kas pats norisi darytis, kas tiesiog gaunasi. Ir kas gavosi, tai kad tiesiog gyvendamas kaime ir čia Ispanijoje, ir Antazavėje Lietuvoje, aš pamėgau tiesiog ilgus bėgimus gamtoj. Tokius bėgimus, kur ne keliu, o bekelia, keliukais, žvyrkeliais, miškais, laukais, būnant gamtoj, bėgant pakankamai lėtai, bet ilgas distancijas. Bent 1 valandų, 3 valandų. Ir tas distancijas vis didinau, bėgimai vis ilgėjo. Ir nes naudojau tos bėgimus ne tik, kad kažkokiu pasiekti fizinių rezultatų ar pagerinti kažkokius tai personal bests, bet jaučiau, kad man tiesiog labai smagu būti gamtoj, smagu būti su savim, kabutėse pabėgti nuo rūpesčių, susipažinti su apylinkėm. Aš esu išbėgiojęs visas Antazavės apylinkės, visas Kelmės apylinkės, visas, daug, dėl to, kad ten mano uošvija, aplink savo kaimą čia esu išbėgiojęs
praškai viską, ką įmanoma sugalvoti. Ir tos visos teritorijos dabar yra mano. Kieno čia valdos Markizo Karabaso, tai aš kai nubėgau kažkur, tai man jos atgula atminty ir tos vietos yra jau mano. Aš ten buvau, aš ten praleidau daug lėtų žingsnių, daug lėtų minučių, nes kai bėgi laikas labai sulėtėja ir ten mane aplankė mintis. Taip pat čia kitas dalykas. Dar tada įrašinėdavau kasdieną Instagramos epizodus ir naudodavau tuos bėgimus kaip tokį katalizatorių sugalvoti naujam epizodam. Tai dėl to, kad aš pastebėjau, kad po pusvalandžio lengvo, ritmingo bėgimo iškart galvoje atsirasdavo nauja mintis, nauja idėja naujam epizodui. Taip tiesiog kažkaip veikia. Mane tas bėgimas, lėtas bėgimas katalizuoja, iššaukia naujas mintis, naujas idėjas. Aš dažnai bėgdamas kalbuosiu su savim, dėl to, kad vienas iš tokių patarimų yra bėgant ilgas distancijas palaikyti tokį, tai vadinamą conversational pace, tai gali žiūrėti vis laikai savo širdies ritmą ir laikyti ant kažkokio antroji zonai. Čia tokia, tam, kas mažiau bėga techniniai dalykai, bet, kažkokiam tai ten bėgti, tarkim, iki ten 130 ar 140 dūžių per minutę, bet kaip tokia piršto taisyklė, tai kad palaikyti tokį lengvą ritmą, turi galėti kalbėti pilnais sakiniais, palaikyti pokalbį. Jeigu bėgi su kažkuo, tiesiog turi galėti šnekėtis. Tai yra tada pakankamai geras krūvis ilgai treniruotei. Tai kai neturėdavau su kuo šnekėtis, tiesiog šnekėdavau su savim ir tokiu būdu įsijungdavau įrašymą ir įrašydavau Instagramos epizodo idėjas. Po to, aišku, tas Instagramos epizodus grįžęs namo įrašydavau į kamerą. Tai pernai vasarą vis ilgėjo mano tie bėgimai, mažėjo dviračio, plaukimą visiškai užmečiau, nors gyvenu prie ežero. Ir taip gavosi, kad pagrindinę pradėjau bėgioti. Ir treneriui parašiau, kad, sakau, žinai, noriu nubėgti kažkokį tai ultra bėgimą, ne plentinį, ultra, reiškia, trailą ir užsirašiau į Kuršių neriją, kur man parekomendavo, tarp kitko, vienas iš esminių Lietuvos triatlonininkų, Tadas Lukauskis. Sako, bėk nerijoje, ten labai labai gražu, trail Kuršių nerijoje užsirašiau 50 km ir vasaros galias, spalio mėnesį, specialiai atskridau į Lietuvą, sudalyvau kažkokioje dar konferencijų, paprašiau, kad, reiškia, jie nupirko bilietus, kad padaryčiau pranešimą konferencijai ir tuo pačiu, pasibaigus konferencijai, nuvažiavau į Kuršių neriją, prabėgau tą 50 km ir buvo iš tikrųjų labai labai gražu, buvo labai geras oras, labai gera nuotaika ir pabaigęs bėgimą pagalvojau, kad tikrai bėgsiu kažką panašaus ir toliau. Ir galbūt ilgesnė distancija. Galbūt kitą metą 70 bėgsiu. Taip pagalvojau. Gerai prisimenu. Grįžęs į Ispaniją, toliau bėgiojau, važinėjau dviračiu, nebuvau nusprendęs, ką toliau daryti, bet sausio mėnesį ruošiausi stovyklai, iš tikrųjų 2 stovyklai, kurias organizavau čia Ispanijai, dėl to, o gruodžio mėnuo man istoriškai vis laiką būna sunkiausias metų mėnuo ir aš stengiuosi tuo metu pailsėti, nes ateina ir daug švenčių, ir mano gimtadienis, ir tiesiog būna man ir psichologiškai, ir emociškai, ir fiziškai, ir kaip tik nori, dvasiškai būna toksai tikras gimimo mėnuo, kur viskas sustoja, krenta, lėtėja, aš iš principo judėti nebegaliu. Tai aš tą mėnesį naudoju tokiam kaip resetui. Tai gruodį nesportavau praktiškai, tada atėjo sausis, buvo stovykla, kur buvo daug organizacijos, daug bendravimų, daug fizinių veiklų, bet ne kardio. Darėm daug jogos, daug movemento, daug tokių kalibracijos su kūnu ir kardio visiškai užleidau. Tai buvo praktiškai 2 mėnesiai be kardio. Ir jau buvau užsirašęs bėgti 100 km, bet vieta buvo nepatvirtinta, nes norinčių bėgti rondu yra daugiau negu vietų. Tai ir atrenka žmonės pagal loteriją. O loterija turėjo ten pasakyti sausio mėnesį kažkada tai. Ir reiškia, sausio pradžioj
ateina atsakymas neigiamas, kad mes nepatekom į loteriją, bet liekame stovėti kažkur eilėje. Tai jeigu kažkas atsisakys, kad susirašė į tą loteriją, tai galbūt mes pateksime. Nu, ir aš vis dar nepradedu treniruotis. Ir visas sausis praeina ir baigėsi. Ir sausio gale mums kaip tik pasako, kad mes vis dėlto gavome vietą dalyvauti varžybose. Sausio galas lieka vasaris, kovas, balandis, 3 mėnesiai, gegužės 10 varžybos. 3 mėnesiai ir 10 dienų. Parašau treneriui, sakau, vis dėlto gavau vietą bėgti 100 km, ką manai? Jis sako, galim padaryti. Labai patinka, labai vertinau jo tokį požiūrį, palaikantį ir sudaro treniruotę. Ir aš pradedu po truputį treniruotis. Tai dabar papasakosiu, kaip atrodo tas treniruotės. 3 mėnesių pasiruošimas 100 km. Tokios treniruotės, kurios man leido ateiti tas varžybas su pasitikėjimu ir nubėgti jas gerų man laiku, be nesimušant jokią fizinę ar psichologinę sieną, be traumų, be skausmų, praktiškai perfect. Tai pasakysiu, kad per 3 mėnesius nubėgau pasiruošimui beveik 900 km. Tai ir praktiškai visus trailus. Su nemažai sukilimo. Kai kurios netgi varžybose. Tai praktiškai vidutiniškai per tuos 3 mėnesius po 10 km į dieną. Vidutiniškai. Toksai buvo įdirbis. Tai reiškia varžybos 100 km, o pasiruošimas 900 km. Labai įdomi kažkokia man formulė gaunasi, reiškia, kad pasiruošimui reikia nubėgti, skaityk, 9 kartus daugiau, arba 90% pasiruošimas, 10% varžybos. Tai jeigu ruoštis 100 mylių, pavyzdžiui, tai reikėtų nubėgti, atitinkamai, 1,5 kartų daugiau. Nėra tiek daug. Tai 900 km galbūt atrodo daug, bet kai išdalini per dienas ir turint omeny tokią progresiją, tai aš pradėjau bėgti gal ten 30 km, įdėsiu čia kažkur tai Stravos išklotinę, pradėjau bėgti ten 30 km į savaitę, reiškia, po to po 10% didindamas distancijas. Ir treniruotės buvo maišomos, buvo lengvi bėgimai, tokie recovery, buvo intensyvūs bėgimai, intervalais, buvo bėgimai į kalną, kad truputį sustiprinti tą galinę raumenų grandinę, nes rondoj, kaip žinia, beveik nėra tiek daug pagal Ispanijos mastus, beveik 3 km sukilimo ir nusileidimo tiek pat, nes bėgimas yra ratu, pradedi ten kur grįžti. Tai, kad sustiprinti tą raumenų galinę dalį, užpakalį, daug bėgimo į kalną ir savaitgaliais ilgi bėgimai. Ir po truputį, galbūt po 10% kas savaitę tie bėgimai, savaitinis kilometražas didėjo. Tai 30, ten 35, 40, 5, 50, 60 ir paskutinę savaitę, aš man atrodo, nubėgau apie 100 km. Paskutinę savaitę prieš poilsį. Nubėgau apie 100 km. Tai bėgimai į kalną labai padėjo, aš kart galiu pasakyti, nes tiesiog pripranti būti kitokiam būvyje, kitokioj būsenoj. Nors į kalną taip ir nebėgu aš tose varžybose, papasakosiu truputį vėliau savo strategiją. Tada ilgi bėgimai labiausiai padėjo. Ir labiausiai iš visų padėjo bėgimai, kuriuos man Tautvydas buvo susidėliojęs, reiškia, šeštadienį labai ilgas, sekmadienį ilgas, bet trumpesnis. Tai gali būti, pavyzdžiui, šeštadienį 30 km, sekmadienį 20 km, šeštadienį 40 km, sekmadienį 30, arba šeštadienį 50 km, sekmadienį 30 km. Tai tas pirmas bėgimas šeštadienio būna ilgas ir sunkus, o sekmadienį pradedi bėgti tiesiog jau nuo 1 kilometro labai pavargęs. Ir aš gerai prisimenu, kaip aš bėgau, reiškia, viena iš paskutinių savaičių, kai buvo 50 ir 32 turėjau nubėgti.
ir 50 bėgau kaip tik specialiai vakare, ne ryte, kai būna daug jėgų, o po daug jau darbų ir visokių, ten sustvarkęs namus, ir ten vaikus, ir pabuvęs, ir karštas vakaras, ir 50 bėgų specialiai. Specialiai, kad imituoti tokias, kad nebėgti tik tuo metu, kada man patogu. Tai čia kita dar treniruočio tokia idėja buvo, kad bėgti skirtingais dienos laikais. Man geriausiai bėgti ryte sekasi, daugiausiai jėgų, bet specialiai bėgti ir ryte, ir per vidurį dienos, ir vakare, ir naktį. Taip kaip bus varžybose. Taip pat bėgti tuščių skrandžių, kas yra lengva, ir taip pat bėgti prisivalgius. Tai tą 50 km bėgimą treniruotę dariau vieną iš paskutinių, galbūt ir paskutinį, aš neprisimenu, bet blogiausiam sąlygom. Karštą vakarą, prisivalgęs ir pavargęs. Ir blogai išsimiegojęs. Nubėgau 50 km, normaliai nubėgau, naktį jau grįžau, šeima buvo lovoje, tada kitą rytą atsikėliau ir bėgau 30. Ir tie bėgimai ištreniravo mane labiausiai. Tos antros dienos bėgimai, bėgant, kai pradedi 1 kilometrą bėgti ir galvoju, kad vos gali paeit, o reikia dar 30 km nubėgti. Ir tada turi kažkaip tai susikaupti ir susidraugauti su savo kūnu. Ir man tas padėjo susipažinti su savim, susipažinti su savo psichologiniais barjerais ir fiziniais barjerais. Kaip palaikyti dialogą su kūnu, kad nesustoti, nesulūžti, nenugriūti, neišsigąsti, nes jeigu galvoji, kad valia gali nubėgti, taip tai neįmanoma. Iš tikrųjų, čia būtų klaidinga mąstyti, kad čia valia kažkokia žmogaus geležinė ar dar kažkas tokio. Bent jau mano atveju tai tikrai nėra taip. Tai yra toks labiau pažinimas, įsiklausimas į save, pokalbis pastovus, kaip tu laikaisi, kas iš tikrųjų ar tau yra ok, ar tau kažką iš tikrųjų skauda, ar reiktų sustoti, ar iš tikrųjų tik tai, tas nepatogumas yra galbūt labiau toksai psichologinis diskomfortas, negu netgi fizinis, žinai, kad tu nežinai, neįprasta būsena labiau negu realus pavojus sveikatai, taip sakykime. Tai tie kilometrai antros dienos, kai pradedi bėgti mediniam kojam, tokiam kaip degtukai, jas nesilanksta net per kelius ir po truputį išsimasažavęs, pasitampęs ir žinai, kad 30 km reikės nubėgti dar trailo, yra tikrai sunkus. Tai aš susigalvojau visokių strategijų, kad tuos kilometrus įveikti. Viena iš strategijų buvo, pavyzdžiui, 2 minutės bėgti, pusę minutės eit. Tai aš bėgu 2 minutės, bėgu, tada pusę minutės einu. Bėgu 2 minutės, pusę minutės einu. Ir toks tas ritmas palaikė mane judesį visą laiką. Tam, kad nesustot. Bet nes kartais tiesiog jau būdavo, negaliu tiesiog, labai labai sunku judėti, žinai, į priekį. Tai tą paskutinę savaitę, man atrodo, kai turėjau pirmadienį nubėgau, sekmadienį nubėgau, prieš prasidedant paskutinį savaitę, sekmadienį nubėgau, man atrodo, 40, pirmadienį 30, tada šeštadienį 50 ir sekmadienį turėjau 32 nubėgti ir man atrodo, kad aš tų 32 taip ir nenubėgau. Iš tikrųjų nenubėgau, nes jau susidėjo 100 km ir sustojau ties 20 km, nubėgęs 20, nes nebeturėjau jėgų. Jau nebeturėjau jėgų. Plus kažkokie šernai miške pradėjo mane tenai aplink mane bėgiot, aš įlipau į medį ir priėmiau tai kaip ženklą, kad jau reikia suktis atgal. Tai tada ir pasiekiau kažkokią treniruočių ribą. Ir po to jau atėjo tas taperis, ten savaitę lengvesnio bėgimo ir taip atėjo varžybų savaitė. Per tą visą treniruočių 3 mėnesius, per tos 900 km treniruočių, labiausiai, ko stengiausi, tai nesusirgti ir nesusitraumuoti. Nes aš žinau, kad jeigu aš susirgsiu, peršalimu, gripu ar dar kažkuo, tai covidu išsimes savaitės, kurios man labai brangios, nes 3 mėnesiai yra labai nedaug, 12 savaičių.
Ir iš tų 12, jeigu išsimes viena, bus 11, vėl grįžti reikia, tai išsimeta ne viena, o 2-3 savaitės iš tikrųjų, nes sportuodamas grįžti atgal, po to vėl iš naujo viską reikia pradėti, taip toliau, ir nesitraumuoti. Tai reiškia nepasitempt, nepasidaryti kažkokių tai sąnarių, raumenų traumų, nes tada vėl viskas planas žlunga ir, tiesiog nebegalėsiu bėgti, negalėsiu. Ir tokių situacijų buvo, nes buvau truputį lyg tai apsirgęs, tai porą dienų praleidau, bet viskas praėjo. Tada taip pat buvau pasitempęs kažkokį tai paderaumenį, aš net nežinau kokį, ir pradėjo skaudėti vieną kelią. Ir čia jau, kai pradėjo skaudėti kelią, jau žinai, kad prieėjai kažkokią ribą. Ir ta pavojinga riba reiškia, kad gali būti, kad ir varžybose dalyvauti nebegalėsi. Nes, ten visokia kelio, ten runner's knee, kaip vadinasi, tokia kondicija, kur man net neaiškiai, kas tas runner's knee, kas ten yra, bet, žodžiu, skauda kelią, blogai, tas skausmas lengvai nepraeina. Bet aš pažiūrėjau, kad man skauda kelio tokią šoną, tokią vietą, kur lygtai, kiek aš prisimenu, prieš daug metų buvau turėjęs snowboardinimo traumą, buvau ten susiplėšęs kažkokį tai ten raištį ir lygtai, kad būtent ta vieta man ir skauda. Tai čia nėra pats blogiausias dalykas. Tai reiškia, ten ne pas tas kelio vidurys, aš nežinau, ten tų terminų vienu žodžiu, bet taip kaip dažniausiai būna bėgikams. Čia yra kažkokia mano specifinė trauma. Ir ta kelią man skaudėjo iki pat varžybų, kas įdomiausia. Ir padą skaudėjo iki pat varžybų, aš ten masažavausi, rašiau visokiem pažįstamam kineziterapeutam ir prašiau jų pagalbos per internetą, pratimų. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kitas dalykas, kas man irgi labai padėjo pasiruošime, tai būtent visokie tampymosi ir raumenų stiprinimo pratimai, kuriuos aš nemėgstu daryti ir man atrodo, kad labai didelė dalis žmonių, kurie mėgsta bėgioti, irgi nemėgsta. Bet aš supratau, kad raumenys mano kojų nestiprėja bėgant. Mano ištvermė didėja, bet tie raumenys, man atrodo, kad jie nestiprėja. Jos reikia stiprinti kitokiais pratimais, jėgos pratimais. Tai pradėjau daryti daug visokių skirtingų jėgos pratimų, kuriuos sužinau ir iš savo trenerio, ir iš pažįstamų judesio specialistų ir kineziterapeutų ir iš interneto. Ir tam tikrą konsensusą susidariau, kokie yra svarbiausi pratimai, kad sustiprinti kojos stabilumą. Ir tuos pratimus dariau kasdieną, nuosekliai. Taip pat kasdieną tampiausi ir masažavausi visokiais būdais raumenis. Ir tas irgi man labai padėjo. Tai tas mobilumas klubų truputį padidėjęs, nes mano šiaip klubų mobilumas yra labai nekoks. Ir kojų stiprumas, sustiprinimas tų raumenų, man atrodo, irgi buvo labai dideli ingredientai, kurie leido man pabaigti tą 900 km treniruočių programą ir galų gale nubėgti 100 km be jokių traumų. Nes dabar sėdžiu aš čia po savaitės nebėgimo ir man nieko neskauda. Absoliučiai nieko. Neigiamas dalykas, iškart prisipažinsiu, yra svoris. Nes šitą bėgimą, pavyzdžiui, kai dariau Vilniaus pusmaratonį prieš porą metų, svėriau 80 kg ir galėjau bėgti pusę maratono, ten 4,5 minutės peisu. Dabar aš tiek negalėčiau bėgti. Dabar sveriu 95 kg, 15 kg daugiau. Tai mano didžioji dalis svorio, kaip nukrito, kai mečiau gerti, dabar jis grįžo. Grįžo ir grįžo. Aš su savo kūnu irgi turėsim turėti pokalbį, dėl ko jis grįžo ir taip toliau. Ir aš bandžiau jį numesti, bet jisai nenusimetė. Ir matyt, kūnas nori būti tokio dydžio, kokio jis nori būti. Aš kažko labai ypatingo ar kažko labai nesveiko nevalgau. Valgau kaip tik labai gerai, pašnekam apie valgį, apie maistą. Tai kitas dalykas, kurią irgi įdėjau į treniruočių tą 3 mėnesių programą, tai buvo visokie papildai ir baltymai ypatingai. Tai magnis, visokie ten kalciai, potasiumai,
tai, ką rekomenduoja bėgikams, kolagenas taip pat, sąnariams ir proteinai tiesiog raumenim. Tai tas svoris, mano, apie kurį tik kalbėjau, irgi dalinai susijęs. Tai nėra tik tai, kad, reiškia, man pilvas užaugo, nes tas irgi yra teisybė per tą laiką, bet prisiauginau nemažai ir tokios raumenų masės, nes aš pas matau, paėmę savo koją, kad yra žymiai didesnė negu anksčiau. Ne? Tiesiog užaugo raumenis ir tai nėra tiesiog kažkokia tai riebalai ant tos kojos. Žinai. Tai prisiauginau daugiau raumenų. Žinai. Darydamas tuos pratimus, valgydamas daugiau baltymų, gerdamas tuos papildus. Ir man atrodo, kad tie papildai, aš neturiu jokios mokslinės, reiškia, įrodymų, reikia pasidomėti, reiškia, straipsniais, bet vartodamas tuos visus papildus, aš galvoju, kad man irgi padėjo išlaikyti ir raumenų masę, neprarasti jos, ir sąnarių stiprumą, ir išvengti traumų. Tai aš tos papildus geriau kasdieną ir iki šiol geriau. Bet neigiamas dalykas, kaip sakiau, svoris ir aš pergyvenau. Aš galvojau, ar aš tokio svorio 25 kg, kaip aš tą, beveik 100 kg nutysiu 100 km, 100 kg per 100 km. Tikrai ir bandžiau mesti tą svorį, bėgioju daug, žinai, valgau ne kažką keistai ar ypatingai, ar kažkokį papildų, tiesiog valgau daug. Valgau labai gerą maistą, valgom naminį maistą, visą laiką valgau namie, niekada nevalgau kažkur out, beveik, gal su retom išimtim, kai nuvažiuojam su vaikais į McDonald'ą, tai čia būna vieną kartą, ten, žinai, į kelias savaitės. Bet visus likusius patiekalus gamina man žmona namie iš vietinių produktų, valgom daug ir daržovių, ir mėsos, ir tiesiog nuostabiai valgom. Gal dėl to tiek daug. Bet be jokių ten kažkokių tai perdirbtų dalykų pas mus namie nėra. Tai maistas sveikas, tik tai galbūt daugoka. Bandžiau mesti, kaip sakiau, bet nepavyko. Numečiau per 2 mėnesius 3 kg. Ir po to per 5 minutės jos atgal suvalgiau, žinai. Tai, yra taip, kaip yra. Bet pergyvenau, galvojau, kad sąnariam bus didelis išbandymas. Ir būtų žymiai lengviau, aišku, bėgti, jeigu sverčiau 85 kg. Galėčiau bėgti žymiai lengvesnis, į kalną lengviau būtų, nuo kalno dar lengviau būtų ir taip toliau. Bet galų gale, vėlgi, grįžtant prie dabartinės situacijos, reflektuojant viskas baigėsi gerai ir pasirodo kūnas ir ta raumenų masė sugebėjo atitysti tą centnerį 100 kg be traumų. Bet, kaip sakau, pergyvenau dėl sąnarių ir ateinant prie lenktynių jau, prie lenktynių dienos, atvažiavau į rondą su šeima su trupučiu skaudančiu dešinės kojos tokiu šoniniu kažkokiu tai tenai tendon. Tai reiškia kažkas buvo. Dabar papasakosiu apie pačias lenktynės. Kaip ten viskas praeisiu pro kilometrus nuo pirmo iki paskutinio ir kas keitėsi, kokia buvo savijauta, papasakosiu apie specialų bėgimo būdą, apie bėgimo strategiją ir apie mūsų komandą. Tai čia gal nuo to ir pradėsiu. Nes, kaip minėjau, kad mane pakvietė prisijungti prie komandos, sako, bėgam kartu. Tai ne tai, kad, reiškia, bėgam tose pačiose varžybose. Ne, mes susirašėme bėgti kaip komanda. Ir čia yra toks specialus būtent šitų varžybų bėgimo režimas, nes dažniausiai bet kokiose kitose bėgimo varžybose tu bėgi vienas arba estafetė, bet čia ne. Čia yra kitoks bėgimo būdas, būtent ateina iš legiono to karinės praeities, kad reiškia bėga kažkokia tai kareivių komanda ir jie kvalifikuojasi tik tai tada, reiškia baigia varžybą sėkmingai tik tada, jeigu jie visi atbėga.
ir jie visi turi atbėgti kartu. Ir jie gauna vieną laiką. Ta laiką, kuriuo atbėga paskutinis komandos narys. Tai reiškia, čia ne tik, kad turi atbėgti, bet turi ir padėti, ir palaikyti savo komandos narius ir atbėgsi tik taip greitai, kaip atbėgs paskutinis tavo komandos narys. Plus, tą komandinį tokį bėgimą simbolizuoja tokia lazda, kurią turi komanda atnešti nuo starto iki finišo. Ir mes tą lazdą buvome pametę 2 kartus. Nes reiškia, vienas žmogus kažkoks neša, kur nors sustoja krūmose pasisioti, pamiršta ir po to reikia tos lazdos ieškoti. Bet mes ją galų gale atnešėm ir aš jau, kai išdai aš esu vis tiek, aš gydausi, aš einu pas psichoterapeutus, bet aš esu control freak. Tai aš sakau, tiesiog duokit man tą lazdą, aš ją nunešiu. Ir aš paskutinius 30 km tą lazdą nešiau aš. Tiesiog tam, kad jos nepamesti, nes galvoju, kad jau niekas kitas neneš. Aš gydausi, aš sakau, tai čia štai. Bet taip, vienas dalykas. Labai svarbu tas komandinis toksai bėgimo aspektas, į kurį aš irgi ėjau su tokiu nepasitikėjimu. Galvoju, kaip čia bus. Iš vienos pusės bėgu su žymiai jaunesniais žmonėm, tai visa komanda yra bent 15 metų jaunesnė už mane. Galvojau, tas kaimynas, kuris pirmas mano žmoną Girtas pakalbino ir pasiūlė bėgti, išėjo iš mūsų komandos, nes nespėjo pasiruošti tarp balių. Atėjo kitas jaunas bičas, 28 metų. Tai reiškia, komandoje amžius 30 metų, plus aš 44 metų senis, žinai. Visi neblogi bėgikai labai dalyvavę. Čia visose vietinėse varžybose laimėję kai kurias. Gal nors kitą kartą papasakosiu apie vietinės varžybas, čia aplink mus, kur būna mano regione, jų būna daug trailo bėgimų, bet tos visos varžybos pasižymi tuo, kad vis laiką reikia bėgti į kalną arba nuo kalno, nes čia toksai reliefas. Paskutinėse, kur buvau, Sierra Nevada, kalnuose, tai vidutinis sukilimas 10%. Bėgau pusę maratono, 20 km, tik tai, o sukilimas buvo 2 km. Reiškia, visą laiką 10% į kalną lipi, kartais žymiai daugiau. Labai, labai kitoks bėgimas negu įprasta, tarkim, Lietuvoje. Tai bėgau su tokia jauna komanda ir aš galvau, tai ta hebra, kai pradės bėgti greitai, aš turėsiu vytis, nes, žinai, pradėsiu vytis ir atsimušiu į sieną, nes bėgsiu ne savo režimu, ne savo greičiu, ne savo širdies ritmu. Ir bus šakės. Ką daryti, kaip su tuo tvarkytis, kaip tam pasiruošti. Labai priešinosi mano psichologija visą, nes aš labai toks individualistas, noriu viską vienas daryti, nežinau kaip pats geriausiai daryti, kaip pats su savim. Taip treniravausi į savo širdies ritmą, į savo savijautą, bendraudama su savo kūnu, šnekėdama su savim, ne su kažkokiais tai ispanais. Ypatingai 30-mečiais. Bet atėjau tas varžybas, nusiteikęs. Perslaužiau kažkada tai, perlaužiau savo mąstymą, pakeičiau, galvojau, kad padarysiu ne tik kad varžybas, bet ir savo tokį išbandymą pasimokyti, pasitikėti kitais, pasitikėti kitų supratingumu, išmintimi, palaikymu, gerumu ir duoti palaikymą kitiem. Reiškia, daugiau ir paimti, ir daugiau atiduoti per tas varžybas. Kas man yra, nežinoma teritorija. 44 metai, bet aš vis tiek esu labai toksai solo žmogus, kuris viską sugalvoja pats, viską daro pats, viską sprendžia pats, mėgsta kontroliuoti dalykus. Bet specialiai ir pagalvojau, kad šitos varžybos man bus būtent apie tai, ne apie 100 km, bet apie psichologinį darbą su savim, mokantis pasitikėti žmonėm ir duodant jiems supras, kad jie manim gali pasitikėti. Taip atvažiavau tos varžybas. Ir su tai žmonėm, su kuriais bėgau, niekada prieš tai bėgęs nebuvau. Niekada. Ta prasme, bėgom kartu pirmą kartą. Tas buvo rizikos faktorius taip pat. Tai susigrūdom į minę, sutarėm, kad bėgsim daugmaž 6 minučių
peisų, reiškia 6 minutės per kilometrą, arba nubėgsim kilometrą per 6 minutės, kas yra toksai lėtas, stabilus, visiems, man atrodo, bėgikam gerai pažįstamas greitis bėgimo, visiems amateur bėgikam, taip sakykim, toksai pakankamai geras amateur greitis ilgom distancijom. Ir sutarėm taip pat, kad visus kalnus eisim. Į kalną nebėgsim, visus kalnus eisim, o bėgsim žemyn ir kai lygu. Tokia strategija, nors aš buvau susigalvojęs savo individualių strategijų visai kitokių. Bet taip sugalvojom, kaip komanda, taip sukirtom rankom, sustojom prie finišo, prie starto linijos, ne prie starto, bet toj minioj prie starto linijos, nes su mumis bėgo 5000 žmonių dar. Gavom ten legiono kažkokią priesaiką prisiekti, pasakyti viva, 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 te gyvuoja ir išbėgom. Didelė šventė, daug žmonių, daug palaikymo, malūnsparniai skraido, žmonės ploja, trimitai, viskas. Pradėjom bėgti, visai žiūriu, širdis ne ten, kur turi būti. Bėgam 6 minučių greičiu, bet mano pulsas ne 120, o 145. Žymiai daugiau, aš 145 pulsą laikyti 15 valandų, kiek jau buvau nusprendęs, kad bėgsim, negaliu tikrai. Aš galiu tokį pulsą laikyti gal 5 valandas, bet ne 15, bet nusprendžiau vėlgi pasiduoti labiau ne savo asmeniniam tokiam, ne tik su savim, bet komandos darbui, žiūrėti, kas vyksta su komanda ir bėgti toliau. Nesiskundžiant, nieko nedarom. Tai pradėjom bėgti, bėgom 10 km, ten išbėgom iš rondos, 20 km, o mano strategija, bėgant sugalvojau naują bėgimo strategiją, reiškia naują tokį psichologinį triuką, kaip nubėgti tos kilometrus, pagalvojau taip. Pirmą nubėgsiu maratoną, pažįstama man distancija, nieko ten ypatingo, 40 km gali nubėgti, esu tą daręs daug kartų. Tada nubėgsiu pusę maratono iš vis yra niekai, labai lengva, lėtu greičiu, nubėgsiu easy. Tada nubėgsiu 10 km. 10 km yra toksai iš viso lengvas prasibėgimas iš namų, lengva treniruotė. Tuos 3 nubėgsiu, bus 40, 20, 10, 70 km būsiu nubėgęs. Tai 70 km yra tokia stotelė, kur gali pavalgyti, pasikeisti rūbus, nes ateina vakaras. Ir kai nubėgsiu 70 km, tada iš vis pagalvosiu, ar dar galiu bėgti toliau, nes kai bėgau Kuršių nerijoje, žinojau, kad po 50 nubėgęs, dar 20 galiu nubėgti, 70 psichologiškai aš esu pasiruošęs nubėgti. 100, ypač tą 100, nes tenai keičiasi labai reliefas, paskutiniai 30 yra vien tik tai kalnai aukštyn žemyn, pirmi 50 yra pakankamai lygų, antri 20 iki 70 yra plius minus, o po to vien tik tai kalnai. Tai atbėgęs tą 70 bus matyt. Neturiu plano, bus matyt. Pirmą padarom šitą. Ir taip ir nubėgau maratoną, diena pasitaikė puikiai, nuostabi, nebuvo nei karšta, nei šalta. Kitas didelė rizika, kurios tikėjausi, tai bus tiesiog, kad bus labai labai karšta. Ir karštis mane žiauriai išvargina. Labai gert noriu, širdis mušasi labai ir, tiesiog labai labai didelis. Bet taip davė Dievas, kad diena buvo puikiai, buvo 20 laipsnių, ideali temperatūra bėgti. Pradėjom bėgti per laukus, labai gražu. Tiesiog viskas puikiai. Ir galų gale atbėgom, nubėgau maratoną, be jokių didelių problemų. Šitoje vietoje galiu papasakoti truputį apie mitybą, nes čia esminis dalykas, man atrodo, bėgant ilgas distancijas. Tai aš tiesiog buvau nusprendęs valgyti visą laiką. Jie turėjo, reiškia, maisto stoteles kas 5 km, kas yra neįtikėtina. Ta prasme, organizacija tų kariškių buvo nuostabi. Maisto ten bananų, apelsinų, pomidoriukų, kažkokių riešutukų, vandens, kartais ir tų visokių sporto gėrimų, kas 5 km.
Ir aš buvau nutaręs, kad aš stosiu kiekvienos 5 km ir valgysiu viskas, kas yra, ir pomidorus, ir bananus. Mano komandos nariai juokėsi, kiek aš bananų galiu suvalgyti per vieną sustojimą, kokius 2-3 galiu suvalgyti skišęs. Arba bėgu su 2 sumuštiniais abiejose rankose bėgu, žinai, nes stoji tose stotelėse, atsigeria vandens, pasiemi ten ir toliau lėtai bėgi. Tai aš skaityk valgiau visą laiką, nes aš pagalvojau, kad man tas bėgimas, man valandą bėgimo yra apie 1000 kalorijų, aš sudeginu per valandą bėgimo. Dėl to, kad 100 kg čia. Tai man reikia suvalgyti 1000 kalorijų atgal per tą valandą bėgimo, kad likti neutraliam, kad neišeikvoti jų. Tai aš ir kimšau, aš valgiau labai daug, geriau kas 5 km apie litrą vandens, irgi man atrodo labai daug, bet per 5 km litrą vandens išgerti yra nemažai. Geriau ir vandens su visokiom tom druskom, turėjau druskų tablečių, turėjau į tokį jūros vandens su visokiom druskom vien tam, kad mane labai visi buvo komandos nariai prigaizinę, kad prasidės muscle cramps, gali prasidėti, traukti raumenis ir tada kelio atgal nebus. Taip, tai turėjau su savim ir geliukų, valgiau po geliuką į valandą, turėjau jūros druskų tų visokių, totum vadinasi jos, jeigu kam įdomu. Turėjau tablečių, kurias įsidėdavo į vandenį ir gerdavau, kurias, pridėdavo irgi ten visokių druskų ir mineralų tiesiog į vandenį, tiesiog vandenį gerdavau, valgydavau viską, ką duodavo, tai sumuštinius, bananus, apelsinus, pomidoriukus ir riešutus, razinas, ir kimšau, ir kiek galėjau, man atrodo, priaugau svorio bebėgdamas, ir geriau tiek, kiek galėjau praktiškai. Ir vandens, o su savim turėjau tik tai 700 mg tokią fleškutę, nešiausi, nenorėjau perskraut. Čia yra kitas aspektas, nes ten gali prisikrauti labai daug daiktų, bet mane biškį erzina, nes aš kartais, kai bėgdavau vienas, tai turėdavau neštis kelis litrus vandens, ten 3-4 litrus vandens, tas svoris vis laik ant tavęs toks kliuksintis, nėra labai malonu. Čia žinojau, kad bus to vandens, bus to maisto, tai stengiausi prisidėti į savo kuprinę kuo mažiau. Nors ir taip ten reikia nemažai įsidėti viską, žinai. Tai valgiau daug. Ir man atrodo, tas valgymo strategija mano pasiteisino, nes man treneris sakė, Alfredai, būk pasiruošęs, kas bus ne viena, ne 2 ir ne 3 sienos, tai reiškia, kad jau visiškai jėgų neliks. Ir iš tikrųjų turiu prisipažinti, kad tos sienos man taip ir niekada netėjo. Atbėgau į 50 km miestelį, kuris vadinasi Centenil, vienas gražiausių skaitosi Ispanijos miestelių, ten tokiuose olose, namai įsikūrę, ten mane pasitiko šeima, žmona, vaikai ir kaimynė. Ir nusifotografavom, pasibučiavom, apsikabinom, kiek įmanoma, nes visas šlapės. Bet aš labai gerai prisimenu tą momentą, kad tada jaučiausi 50 km prabėgęs, net ne taip kaip Kuršių Nerijoj, nors čia ir daug sukilimo buvo jaučiausi tikrai puikiai, jaučiausi labai stipriai, jaučiausi gerai nuotaikoje ir nebuvo praktiškai jokių ženklų kažkokio nuovargio ir kažkokios tai sienos. Puiku. Tada dar prabėgom 20 km iki tos jau stotelės, kur buvo galima persirengti į kitus rūbus, nes jau ateina į vakaras, naktis. Į naktį, taip sakykime, pasimtėm prožektorius visokius ir taip toliau. Ir nusimesti, žinai, tiesiog senus rūbus, uždėti naujus, uždėti gal ilgesnės kelnes, nes bus šalta vakare. Ir ten davė daugiau maisto, ten kažkokį hot dogą, buljono, kas buvo labai smagu, buljonas labai padėjo po tų visų saldžių gėrimų ir tų saldžių maistų nuraminti skrandį. Su skrandžiu neturėjau jokios problemos irgi, absoliučiai. Tai labai dėkingas savo už tai, savo kūnui tam tokiam. Ir, reiškia, tenai pavalgėm ir supratau, kad jeigu dar ten pasėdėsiu, tai nebegalėsiu daugiau judėti, nebegalėsiu daugiau tų 30 km likusių nubėgti, nes jau įsipatoginau. Plus nėra jokio plano, liko dar 30 km, jau visi mano planai psichologiniai išnaudoti, nežinau ką daryti, nežinau kas bus, tai tiesiog pradėjau tokią skaičiuoklę žemyn, nuo 30 žemyn, 29, 28, 27 ir taip toliau. Ir tie paskutiniai 30 km buvo iš tikrųjų sunkiausi.
nes pradėjo temti, labai daug sukilimo, praškai visas sukilimas ir buvo per tos 30 paskutinių kilometrų, aukštyn žemyn, ir lipi kalną, nėra galo, bėgi žemyn. Tai sunkiausia dalis iš visų varžybų buvo bėgimai žemyn, kuriem buvau nepasiruošęs, iš tikrųjų, gerai. Ir negalėjau bėgti žemyn, buvo daug tokių, nesakyčiau, techninių trailų, bet plius minus techninių, stačių, reiškia, nusileidimų žemyn, kur kojas visiškai nelaikė, keliai linko, negalėjau bėgti, turėjau tiesiog visus ramiai, lėtai nueiti. Tas sulėtino mane gerokai, komandos nariai palaukdavo ir aš supratau, kad iš tikrųjų aš visus lenkiu į kalną, eidamas, nebėgdamas netgi, bet eidamas tokiu stipriu, greitų žingsnių į kalną, nes buvau gerai pasiruošęs tam ir visi manęs turi palaukti ir prisivyti mane, aš turiu visus prisivyti po to, kai leidžiame žemyn, dėl to, kad aš leidžiuosi žemyn lėtai. Bet komandos nariai buvo labai geri, labai malonus ir manęs palaukdavo. Plius, aišku, man irgi teko ne kartą jų palaukti, nes vienas pradėjo vemti, turėjom sustoti palaukti, kitam sutraukė raumenis, nepriklausomai nuo tų visų druskų ir viso kito, ką jis valgė ir gėrė. Ir turėjom masažuoti jam kojas pusvalandį laiko. Tiesiog sustoja ir išmasažuoti ir taip, kad jis galėtų atsigauti, bet jisai kaip ir daugelis trailo bėgiklų, kaip Feniksas iš pelenų atsigavo ir pabaigė varžybas labai gerai kartu su mumis. Bet aš turiu pasigirti, kad jokių problemų su kūnu, jokių tokių didelių problemų neturėjau. Tik silpna viena vieta buvo nusileidimai žemyn, kurių tiesiog nesitreniravau, o reikėtų. Kitam kartu reikėtų. Tai 70 km, tie paskutiniai 30 ėjo labai lėtai, kiekvienas kilometras super lėtas, temo, naktis atėjo ir prožektoriai ir tiesiog galų gale, kai liko jau kokia 13 km paskutinių, kur labai daug sukilimo, galva išsijungė, vienu metu pastebėjau, kad neturiu nei vienos minties galvoje nebeliko, nėra minčių. Bandau sugalvoti bent vieną mintį, kažkokį planą, kažkokią tai idėją, kažkokią refleksiją, šiaip apie kažką pagalvoti, apie ūkinius dalykus. Neįmanoma nieko pagalvoti, tiesiog tuščia. Kūnas juda, ritmu kaip toksai traukinukas, puk. Žibintas prieki šviečia ir aš nei sustoti negaliu, nei kažkaip pagreitinti negaliu, nieko. Tiesiog judu į priekį ir viskas. Ir pakankamai malonus jausmas buvo iš tikrųjų, nes toksai to pasitikėjimas kūnu, reiškia, kad galva gal ir nėra reikalinga, kad viskas ir tai veikia. Nereikia jokių strategijų, nereikia jokių minčių, nereikia jokios valios, nereikia jokių paskatinimų, tiesiog viskas juda ir galva yra galbūt, kaip angliškai sako, optional. Labai įdomi mintis. Žvaigždės dangui. Visiškai tamsa ir visiškas buvimas su savim, visiškai iš tikrųjų tokioj tyloj, ritmingoj. Užkopėm į kalnus, galų gale paskutinis ilgas, aukštas kopimas į pačią rondą, į finišą, ten laukia Eglė, mano žmona, kurie sakė, bėkit vyrai, mes jau bėgų, vos paeina visi, radom dar kelias jėgas įbėgti į finišą. Atbėgau, gavom savo medalį, apsikabinom, išsiskyrėm ir nuėjom miegoti. Dar bandžiau eiti dušą, bet šilto vandens nebuvo, nusiplovau po šaltų, visas drebėdamas atsigulėjau lovą su 3 rūbais ir užmigau taip viena akim, nes negalėjau visiškai miegoti, kažkuri dalis kūno miegojo, kažkuri ne. Ir taip pamiegau, 3 valandas atsibudau ryte ir savo nuostabiai jaučiausi labai gerai. Jaučiausi, aišku, labai pavargęs, bet atėjau į varžybas truputį skaudančių keliu ir po varžybų kelio skausmas praėjo. Ta prasme, nebeskauda man to kelio jau. Truputį skaudėjo keltį, padarėškę ir po varžybų nebeskauda. Vienintelis dalykas, kuo galiu pasiskųsti, kad lyg tai prarasiu savo 2 didžiųjų pirštų, kojos pirštų nagus. Bet nieko tokio, nauja tauks, dar gražesni galbūt. Tai baigėsi mano pirmas 15 valandų
bėgimas. Pirmas 100 km gyvenime. Praėjo savaitę nuo varžybų, sėdžiu visas sveikas, be jokių traumų, patenkintas ir jau nusprendęs, kad šitą patirtį kartosiu. Nežinau, ar bėgsiu daugiau negu 100 km, nes naktį bėgti nelabai noriu. Noriu bėgti gamtoj, noriu bėgti ten, kur matau dalykus, pasigrožėti, padaryti fotografijų, galėt pabendrauti su žmonėm, o naktį gaunas toks labai vidinis dalykas, kuris nebūtinai man pasidomiausias dabar. Tai 100 km manau, kad yra labai gera distancija, kurią galima nubėgti per, tarkim, 15 valandų, kai man pavyko, ir aš labai esu patenkintas. Labai patenkintas esu taip pat, kad bėgau su komanda, buvo labai smagu ir palaikyti vienas kitą, ir atjaust vienas kitą, užjaust, pamasažuot, patepti kremų nuo saulės ir gauti tą patį iš žmonių, kurių anksčiau iš tikrųjų nepažinojau visiškai, su visiškai nepažįstamais bėgau, tai tas yra dar labai stipru, ant kiek nepažįstami gali susijungti į komandą, kai reikia. Labai stipri tokia irgi šūni patirtis. Bet labiausiai mane iš tikrųjų nustebino mano kūno būsena ir sugebėjimas atlaikyti tokį krūvį. Reiškia, vidutinės širdies ritmas buvo apie 130 gal truputį mažiau, 120 kažkiek tai, ir tą palaikė 15 valandų. Neturėjau jokios traumos, nesimušiau jokią fizinę sieną, visą laiką jaučiausi tvirtai, gerai, pasitikinčiai, judėjau į priekį ir, žinai, tą pasakyti apie save, būnant 44 metų, po 20 metų nesirūpinant to kūno, iš tikrųjų naudojant jį tiesiog kaip mechanizmą perkelt galvą iš vieno posėdžio į kitą, dar blogiau, žinai, sėdint prie kompiuterio, sėdint posėdžiuose, dar blogiau, piknaudžiaujant ir stresu, ir darboholizmu, ir alkoholiu, ir rūkalais, prieš mesdamas rūkydavau matyti porą pakelių per dieną, kad po 20 metų tokio nepriežiūros, tokios nemeilės, mano kūnas taip man atsidėkoja, taip atsigauna, yra vis dėlto toks patikimas ir stiprus, aš esu labai dėkingas už tai. Ir man šitos varžybos buvo ir išbandymas, ir šventė, ir bendrystė su komandos nariais ir kitais 5000 žmonių, kurie bėgo šalia manęs, bet ypatingai buvo dialogas su savo kūnu, nes visi tie, kas galvoja, kad tai yra kažkokios valios ar savęs mušimas, ar plėkimas bėgti į priekį, varimas savi į priekį, klysta. Tai bent jau mano atveju tai reikalavo švelnaus, mąslaus, jautraus dialogo su savim visą laiką. Kaip laikaisi, ar viskas gerai, judami priekį, tu stipresnis negu tu galvojai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tokio bendro dialogo, palaikymo, pajautimo savęs. Tai suprantu, kad man būtent tie ultra bėgimai yra būtent apie tai, apie buvimą su žmonėm, su gamta ir su savo kūnu ir dialogus tais visais dalykais. Daug valandų, šituo atveju 15 valandų to. Tai nėra ne apie kažkokią discipliną, ne apie savęs išbandymą ar kankinimą, ar bandymą kažką įrodinėti kažkam. Aš tikrai nesistengsiu bėgti nieko greičiau, nesistengsiu turėti jokių medalių. Tikslas bus nubėgti, įkvėpti kitus, gauti įkvėpimą. Labiausiai mane įkvėpia visi tikrai gerokai vyresni žmonės už mane, buvo ir žmonių, kuriem tikrai buvo virš 60, net galbūt virš 70, kurie mane pralenkė. Tai beveik susigraudinęs žiūrėjau juos ir galvojau, taip noriu kažkada pats tokiu būti ir išlikti aktyviu iki tokių metų. Labiausiai mane tas įkvėpė. Artėja antra blaivi vasara, artėja iššūkis 90 judrių valandų per 90 vasaros dienų, 1 valandą judesio per dieną. Noriu pakviesti tave prisijungti prie šito iššūkio ir ypatingai noriu pakviesti tave pradėti tą dialogą su savo kūnu, susipažinti. Ir aš esu tikras, galiu tau prižadėti,
kad to dialogo rezultatai ir tavo kūnas tave tikrai nustebins. Taip kaip nustebino mane šito 15 valandų bėgimo metu. Iki. Ate.